Sveiki, Evangelijos be cenzūros žiūrovai. Sveiki, brangieji. Mes vėl atviri savo laidos formatu. Kviečiame jūs paklausyti apie tai, ką mes šiandien su Rolandu kalbėsime. O kalbėsime, Rolandai, apie santykius, apie bendrystę. Kaip įprastai, bet aš pirmiausia galbūt norėčiau irgi padrasinti tuos, kurie galimai pirmą kartą įsijungėte ir galvojate, ką tie šitie vyrukai kalba, tai rekomenduoju šiek tiek užlaikyti dėmesį ir pabandyti paklausyti, ir manau, kad tikrai turėtų būti įdomu tiems, kurie iš tiesų domisi egzistenciniais klausimais, galbūt kuriem įdomu raštas arba, sakykim, tas žodis religija, jinai dažnai atgraso žmonės ar ne, bet mes nagrinėjame Dievo žodį ir, kaip ir matote, laida, mes be jokios cenzūros, mes drąsiai kalbame, netgi kartais per drąsiai, ar ne? Nes yra žiūrovai paminė, kad kartais mums reikia cenzuruoti šitą žodį. Šiek tiek reikėtų stabdyti, bet kadangi mes be cenzūros, tai tikimės, kad niekas mus ir necenzūros, nes iš tiesų kalbame su pagarba visiems. Ir būna, kada tu kalbi ir žmogus nesupranta, apie ką tu kalbi, jis kartais laiko tave ne save, o tave kvailių. Tai kad nebūtų ta kvailystė tokia iš mūsų vien lūpų, mes ir dalinsimės šiandien su Rolandu, galbūt padarysim tokią apžvalgą tų 3 laidų, kuriuose mes iš tikrųjų turėjom labai įdomių žmonių, su labai įdomia savo saviraiška, su savo nuomonė, patirtim, gyvenimo būdu, ir jie visi, jeigu tie, kurie stebite mūsų jau laidas, matote, jie buvo neatsitiktinai skirtingi. Absoliučiai visiškai skirtingi. Ir irgi, Rolandai, pastebėjau, kad iš mūsų žiūrovų, kurie lyg tai ir sako pretenzijas, kam tokius kviesti. Ir čia, aš manau, kyla iš to galbūt nesaugumo jausmo, kada norima kalbėti apie santykius, ne tik apie Dievą, apie santykius tarp žmonių, su tokia kažkokia apsauga, kad viskas turi būti taip išpuoselėta ir taip šventa, kad negalima net pakviesti kažko tai tokio, kaip pasakytų mokinėje, ne, kaip Evangelijoje. Tai tada turime kviesti tik tuos, kurie dusgena ausį, kurie mums patinka, ir kaip Jėzus sako, jeigu jūs kviečia tik tuos, kurie jūs paskui pasikviečia, tai koks šitas atlygis yra. Ir jeigu mes žiūrėtume Jėzaus gyvenimą, ar ne, jisai būtent atvirkščiai darė, ką darė rašto žinovai, judėjai, kurie sakė, šitie bėdžiai, jie yra prakeikti, ar neturtingi žmonės, o šitie iš vis raupsuoti ar sergantis, juos reikia atskirti, jie tiesiog paskui mums patiems reikia atsiskirti, prisilietus prie jų, o visi šitas paleistuvės iš vis reikia užmušti akmenimis ir visa kita. Ir mes matome, kad tas toks naratyvas, tas supratimas, jisai dažnai dar gajus ir mūsų tarpuose. Šitą reikia atskirti iš bendruomenės, nes jisai netaip kalba, nes jisai netaip elgiasi, jisai turi savo nuomonę, supranti, kas yra. Ir mes kviečiame svečius, kurie turi absoliučiai kitokią nuomonę. Ir jie visiškai nesijaučia kažkaip tais nei žeminami, nes mes turim kitokią nuomonę, sakykime, negu jie. Bet mes labai puikiai subendravome, labai puikiai bandėme suprasti, ir tikrai aš galvoju, kad mes išsiskyrėme su jais, palydėjome juos gerose santykiuose iš tiesų. Tai tavo nuomonė, tavęs noriu paklausti, nes tu betarpiškai dalyvauji ir tose laidose visose buvai. Kuris svečias tau paliko didžiausią tokį, galbūt neformatyvų tokį įspūdį, kurį galbūt tikėjasi vieną, bet gavosi visai kitaip? Iš tikrųjų, stengiuosi nesitikėti ir nesusikurti lūkesčių, nes kai tu susikuri savo lūkestį, dažnai gali nusivilti. Tai tiesiog su tokiu švelniu nerimu laukiau tų susitikimų, nes tikrai juos 2 iš jų pirmą kartą sutikau, pamačiau, bet tą santykį, kurį mes įėjome, daugelis nustebs, sakys, jie jau su satanistais į gerus santykius, ten su tatuiruotininkais, jau tai visiškai irgi ten tie, žinai, kurie niokoja savo kūną. Bet tai čia yra religinis fariziejiškas toks mąstymas, toks siauras ir pilkas, ir grįšiu prie to, kad Jėzus būtent šitą mąstymą ir griovė savo pavyzdžių, kuris buvo, kaip ir minėjau, nesiliesk to, atskirk tą, prakeiktas tą. Jėzus būtent atvirkščiai tą darė. Jis ėjo pas neturtingus, jisai kalbėjo jiems, jisai ėjo pas raupsuotus, pas ligonis, jisai dėjo, lietė juos ir neatsiskirdavo
už miesto nei 7, nei kiek dienų, nors kažkas bando pripiešti, kad Jėzus įvykdė įstatymą. Apie tai trumpai galėsim užsiminti, kokį. Ir Jėzus jisai ėjo pas, sakykime, lėbautojus, ar ne, norėjau sakyti, pas išgerovus, jisai sėdėdavo už stalo, jisai netgi vynų pavertė, žinai, vestuvėse, kai pritrūko. Nu, pasižiūrėkime truputį tokiom platesnėm akim ir iš toliau, ne taip siaurai ir bandydami apginti, oi, Jėzus Jėzulis čia toks buvo labai, toks religingas. Nebuvo jis atvirkščiai religingas iš tiesų. Ir jisai pas paleistuvės ėjo, kas yra keiščiausia. Jis nemėtė jų akmenim. Viską darė priešingai. Ir mes šiandien matome tą tokį religinį raugą, kad su tuo galiu bendrauti, tuo negaliu, tas mane suterš, tas nesuterš. Šiuolaikiniai visuomeniai. Come on. Ja. Ir aš galbūt tokį kaip įspūdį, būtent mes su Aleksėju tą laidą, aš vis galvau, kaip man neužsidėkti tuo šventų pykčių, kad nepradėti įrodinėti, kad vis dėlto tu klysti arba kažką tai. Čia, žinai, čia labai panašu, atsiprašau, biškai, čia labai panašu, žinai, krikščionybėje dažnas atvejis, aš tokį kartais vaizdinį sudarau, kai kurie adresuoja šuniukus ir į jų pačių šlapimą snukį murkdo, kad tipo daugiau nedarytų toj vietoj. Nu, va, toks asociacija, ar tai yra teisinga, išmintinga, nu čia kitas retorinis klausimas. Jo, aš tau neatsakiau į tai, kokia mano nuomonė. Tos tris. Tai va, tai pabaigsiu galbūt šitą mintim. Tai jie visiškai 3 skirtingi buvo. Ir visi 3, kurie buvo tiek Žilvinas, tiek Aleksėjus, tiek Svetlana, jie man visi paliko tikrai gerą ir tikrai didelį įspūdį. Iš tiesų ir galėčiau sakyti, praturtino mano tam tikrą pasaulėžiūrą, žinai. Ir kita vertus parodė, kokie jie gali būti nuoširdūs, šilti žmonės, nepriklausomai kaip jie save pozicionuoja. Ypatingai Aleksėjus, ar ne? Kaip ir sakiau, mes juos patys pastumėm, nes žmonės ieško sprendimų ir jie nueina, sakykime, tais keliais. Kodėl jie nueina? Nes sako, priešas mūsų, ne, velnias arba satan, jisai ateina ko? Jisai ateina meluoti, jisai ateina vogti. Jis ateina žudyti ir pražudyti. Ir liūdniausias faktas, matai, yra, kai žmonės galvoja, kada jie neranda, sakykime, bažnyčiose arba tarp krikščionių tarpo to supratimo, priimtinumo, nes tu netitinki mūsų standartų, kanonų, tu dar eik pašventėk, tada gal mes tave į bažnyčią priimsim. Būna tokių, ačiū Dievui, tai mažėja tas toks požiūris, bet tie žmonės eina ieškoti. Ir šitoje vietoje, kas yra liūdnesnis daiktas arba situacija kokia, kai mes žinome, kad priešas, kas yra satan, jisai nekenčia žmonių pačios prigimties. Ir jie apsigauna galvodami, kad jie eis dabar iš principo patarnaudami jiems ir darydami kažką. Jie nežino, kad jie vėliau ar anksčiau bus to pačio savo šeimininko, kuriam jie bando patarnauti, sunaikinti. Va čia yra ta žinia. Ir šitoje vietoje, aš tikiu, kad tie žmonės susivoks ir pamatys, kad meilė ugdo, meilė statydina, meilė tik tais duoda gyvybę ir prasmę iš tiesų. O šitas tarnavimas blogiui, jėgai, tu tik laikinai jausies tam tikrą saugumą, o paskui tu gausi su visų kaupu, žinai. Ir čia ta viltis yra, kad kiekvienas iš tų svečių, o ypač tie paskutiniai 2, Svetlana ir Aleksėjus, aš pastebėjau, kad jie deda pastangas į tai, ką jie yra sukoncentruoti, ką jie daro, jie tyrinėja. Jie mato, kad ne taip betodariškai arba dėl kažkokios tai mados jie įsitikinę, ką jie daro. Ir paminėjau toje laidoje, kad daugeliu mums kaip tikinčiųjų trūksta tų savybių, nes mes matant su tavim tos komentarus, tas blaškymas tarp išgelbėjimo ir vėl apreiškimo knygos jisai gajus. Ir būtent, Rolandai, pastebėm jau šių metų tie mūsų stebėtojai, kurie komentuoja, matosi, kad jie nėra, aš skaitau, kad nėra to suformatuoto ir to pilno įsitikinimo. Čia gali pasakyti, kad taip, išpažįstu vienokį dievą, bet apreiškimo knyga vis dėlto nugali, čia kaip tas balzamas ir išskystas žmogus, nes ten dar reiks ateiti, atsistoti. Ir ta turbūt bendra visų žmonių ir tų svečių ir daugelį tikinčiųjų, ir aš toks anksčiau buvau, aš vis laik ištraukdavau iš to
seno lobyno tos išmoktas doktrinas, ane? Jeigu mes kalbam, kodėl žmonės taip mąsto, kad su tokiais nesėsk nebendrauk, nes tai parašyta yra. Ir tikintieji krikščionys, jie juk nesivadovauja kažkokia atskira konstitucija, kai įtikėjo. Mes labai stipriai buvom pagauti ir mes augome ant Dievo žodžio pagrindu ir jame mes laikomės. Ir sakome, jeigu ten yra parašyta, kad tu toks kaip Aleksėjus negali bendrauti, nes tada tu esi nešvarus, ane? Kokią turiu dalę su tokiais netikinčiaisiais, tada žmogus galbūt labai nuoširdžiai, jis turi tą nuomonę ir jie mums komentuoja, sako, o kodėlgi toks žmogus turėtų būti tarp jūsų, tada tu ir atsakei, o kaip tikinčiajam ateiti ir Kaip pasakyti, jam sužinoti? kaip sužinoti. Jis gali sužinoti, kada jis gauna tą konfliktinę situaciją. Pilnas internetas yra tų vadinamų podcastų, kur matai, kai tai yra neišgirsti, bet yra konfliktuoti, tarkim. Ir aš manau, kad, aš džiaugiuosi, kad mums pavyko su mūsų svečiais gauti tą feedbacką, mes parodėm, kas mes, kaip mes matome tą dalyką, visai neįžeisdami. Jeigu tai yra, kaip sakant, tavo dabar išpažinimas, įsitikinimas, tavo gyvenimo būdo dalis, daryk. Ir aš manau, jeigu žmogus mąstantis, juk tai yra kaip laikai, ne? Mes būnam jauni, darom vienas klaidas, suaugame, nebedarome, mokomės iš klaidų. Aš manau, kada žmogus turi alternatyvą išgirsti ir jeigu jis domisi, gal kokią vieną dieną iš tikrųjų bet tu pasižiūrėk, aš vis tiek dabar tu kalbi taip apie jas, bet aš grįšiu prie konkrečių veiksmų, sakykime, tas pats Žilvinas, ar ne, jeigu tai paimti. Kai jisai daro, jis būtent krikščionybę ir daro, jisai konkrečius veiksmus, jo tikėjimas atsispindi. Nors kažkas pasakytų, tai jokia ne krikščionybė. Nu ką tai reiškia? Tai reiškia, jisai žiūrėk, žmonės, jisai pastebi tos žmonės, kuriuo mes net nepastebėjome. Aš tikiu, kad daugiau tokių kaip Žilvinas yra. Ką jisai daro? Jisai sutrumpina šitą kelionę tiem žmonėm, kurie yra sudėtingoje situacijoje, jie kažką gamina, jie kažką užaugina, jie ateina, prekiauja tam, kad užsidirbti tai dienai tų pinigų, ar nepardavus tam tikrą, sakykime, prekę. Jisai superka viską pamatęs iš jų. Jis išlaisvina jas iš tos rutinos, iš to sėdėjimo gatvėse ir prekybos visos tos. Jie neprašo išmaldos, jie kažką daro, jie parduoda, jis nuperka. Kas dar gražu, jisai išdalina tai. Tai yra fantastika. Ne kiekvienam, tai visi turi skirtingas dovanas, žiūrėk. Jeigu kalbėti apie tą patį Aleksėjų, ar ne, parapsichologas ir visa kita, nors tarp kitko parapsichologija, pats žodis, aš tikiu, kad Aleksėjus žino, kad tai yra pseudomokslas iš graikų kalbos, nežinau, gal ir neatkreipė tai dėmesį, bet vėlgi, tai daug ką pasako, ar ne, kad žmogus galbūt nepagalvoja arba tiesiog kalba taip, kaip yra ir jisai įsitikinęs. Bet jisai įsilavinęs, pažiūrėkime, daugeliu tikinčiųjų arba save laikančių krikščionim ir pranašesnių už tokius žmonės, ar ne, čia satanistus ar dar kažką, bet jis išsilavinęs žmogus, su juo įdomu bendrauti. Jį dar yra kur pasitemti daugelyje vietų, ar ne, mums. Tikrai. Bet tai yra smagu, tu matai šviesaus proto. Aišku, kita dalis ten yra, matosi, kad žmogus ten nuėjo savo gyvenimo keliu, bet mes tikime, kad laiko atėjus kiekvienas ateis, sako, ir visiems bus atlyginta gera, sako, ir visiems bus duota gera, mes žinome apie tai ir skaitome raštuose. Bet jeigu taip žiūrėt, ką jisai daro, jo misija yra padėti žmonėms. Padėti žmonėms pasimetusiems, kuriems reikia kažkokius atstatymų padaryti. Kiek aš su juo bendrau, tai jo fokusas į tai, netenk pakenkti ar dar kažkaip, bet tikslas yra padėti. Kaip tai daro? Čia kitas klausimas, ar ne? Ta pati Svetlana, ar ne? Jinai turi savo misiją, jinai turi savo vertybės. Minskaitoje padeda. Jinai savo vertybės turi, jinai padeda irgi realizuoti žmonėm kažkokias svajones, bet jin to pačiu prisideda ir dar netgi edukuoja ir vis tiek suteikia prasmingumo, sakykime, šitam piešiniui ant kūno ar dar kažką. Vėlgi. Ir mes kalbėjome, kad čia negalim taip siaurai pažiūrėti, oi, tatuiruojas tai nusideda prieš savo kūną. Mes kalbėjom, kad prieš savo kūną mes nusidedam būktų sveikas. Ir permiegodami, ir persidirbdami, ir persivalgydami, ir tukdami, ir bet kaip kitaip, ir visa kita. Daug ko galima. Nereikia taip siaurai žiūrėti tas nusidėjimas. Ir čia iš tikrųjų tų nuomonių, Rolandai, daug ir griežtų arba vertinančių iš viso, kurie netgi nėra
tikintieji. Aš sutikau po šitos laidos porą žmonių, kurie tiesiog iš konteksto, jie visiškai yra priešingai nusistatę, jie skaito, kad savo tai niekad nedarytų, bet jie ir to nesako, kad tu tai darydamas, tu esi kažkoks tai visai jau atmestinas. Bet yra žmonės su savo konstitucija, su savo supratimais. Ir aš manau, kad kiekvienas, ką mes bedarom šitam gyvenime, su savo gyvenimu, mes jau tam laike gebam savo protą pajudinti. Ir mes galbūt su taim labai švelniai perinam prie tos kitos temos, kuri yra labai opi, dabar nūdina politinė tą situaciją tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, o ypač pasaulyje, nes kiekvieną dieną tu net nespėjai sekti tą informacinį lauką. Bet vėlgi mes čia liečiame tą vadinamą mūsų kastą, mūsų išpažinimo brolių, tą tokį naratyvą, kuris eina pilnai pasidalinęs į kairę ir į dešinę, vieni palaiko, kiti nepalaiko ir mes galim su tai šiek tiek pasižiūrėti, kas buvo prieš gerą pusmetį, kaip visi laidavo ir sakė, tai aš kalbu, visi remiasi juk į rašto vietas. Ten pristatyta yra pranašysčių ir čia yra, kaip tu pats paminėjai, ten tą triubą žodis Trumpas, žinai, daug labai tokio ant to pačio Dievo žodžio, kada mes tam gaunam irgi kažkokį klausimą, kuris yra toks ištrauktas iš kontekstų ir jame tik tai. Tai žmonės dabar galbūt mato irgi taip siaurai. Reikia balsuoti ir reikia sekti to žmogum, kuris pasako 2-3 žodžius apie Dievą. Ar tai yra tiesa? Nes juk mes... Tai čia mes ir grįšime prie to turbūt, kad kas yra ir liūdniausia, kad tikrai labai daug, sakykime, tikinčiųjų tarpe yra tokių labai siaurai mąstančių situacijų arba per Dievo žodį ir Dievo žodis, tai jeigu Dievo žodį yra vyras ir moteris Dievas sukūrė ir jeigu tik tai užsimeni ten, sakykime, apie kažkokią LGBT ar lytį ir jau viskas jis yra jau smerktinas ir tas, kuris sako, aš už tradicinę šeimą, tai tas yra gerbtinas, nesvarbu, ką jisai daro. Pasižiūrėkime vėlgi, jau politikuot pradėjom, tai pasižiūrėkime, kaip pradėjo šitas Rusijos puolimas, karas, nepagristas, neišprovokuotas, ar ne? Ką jie sakė? Mes už tradicinį, ten jie visi yra iškrypėliai, reikia juos eiti žudyti. Tai dabar mano klausimas, čia yra normalu? Reiškia, Jėzus sako, medį pažinsite iš vaisiaus, bet mes sakom, ne, tie, kurie sako, kad mes už tradicinę šeimą, tai reiškia šito lozungų galima eiti žudyti, naikinti, agresyviai ar ne, tai čia yra pateisinama. Ten pateisinimas yra, kad jie gavo įgaliojimą iš aukščiausio. Dievas yra tų pusė, kurie laikosi Dievo įstatymų. Koks jų Dievas, taip jie ir elgesi iš tikrųjų. Jeigu Dievas jų yra naikinanti ugnis ir žudo ir vykdo genocidą, ką mes matome Senajame testamente, jų Dievas, Kristaus tėvas taip nedarė. Jis sakė, jūs klystate ir ne vienas nepažino tėvo, aš jums jį atskleidžiu, sako. Ir visi, kurie buvo iki manęs, priminsiu visiems rašto žinovams, buvo vagys ir plėšikai. Tai yra Jėzaus žodžiai, jeigu skaitote. Nebandykite išskirti kažką, sako, visi, kurie iki manęs buvo, tai yra vagys ir plėšikai. Reiškia, jie dalinai pažino ir pranašai, ir visi kiti dalinai girdėjo Dievo žodį, dalinai ir užrašė. Ir mes turėjome su tam irgi, tarp kitko, tam tikrą pastabą, kad taigi visos Dievo žodis yra įkvėptas ir čia iš laiško antro, reiškia, Timotiejui, tai mes jį labai galime paskaityti ir tie, kurie taip galvoja, reikėtų tiesiog padėlioti kitus vertimus arba tą patį graikišką galima paskaityti, nemokant graikų kalbos, galima paskaityti tie, kurie surašė, kurie žino tą graikišką raštą. Ir 3 skyriuje antro laiško Timotiejus 16 eilutė, jinai šiek tiek kitaip skamba nei tradiciškai pas mūsų. Jinai sako, kad visas Dievo įkvėptas raštas, ne visas raštas įkvėptas Dievo, bet visas Dievo arba kitoje vietoje sako, kuris įkvėptas Dievo, visas raštas, kuris įkvėptas Dievo arba Dievo įkvėptas raštas. Šitas naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Tai čia šita yra vieta gražiai, ir kada mes turime tą tokį įsitikinimą, kad mes tada aklai giname visus nesusipratimus.
Ir pats juokingiausias nesusipratimas, tai yra man tai, ir žiauriausias, ir, toks tikrai juokingiausias, nes ten neįvyko nieko baisaus, bet kai Dievas pašaukė Mozę išvesti žydų tautą iš Egipto, ar ne? Jis jį pašaukė, Mozė galų gale pasirašė, sutiko ir sako, tą pačią naktį Dievo angelas pasitiko jį nužudyti Mozę. Čia kažkaip, logiška, sakau, Arvydai, tu davai nuvaryk ten tą, sutvarkyk reikalą, nes labai svarbu, ir aš tada siunčiu žudiką samdomas, sakau, žinai, tą Arvydą reikia patvarkyti. Čia viskas gerai skamba, bet krikščionis sugeba apginti, atrasti visokių dvasinių išvedžiojimų. Aš nebeminėsiu, daug vietų yra prieštaraujančių, absurdiškų, absoliučiai mes jau kalbėjome. Bet kadangi visas raštas Dievo įkvėptas, tai kaip aš galiu suabejoti, pati šventoji dvasia surašė kiekvieną žodį. O kai paėmė krūvą vertimų, tai žiūri, tai kurioje vietoje ta šventoji dvasia, kuriam iš tikrųjų padėjo rašyti. Ir mes taip, kaip čia pasakyti švelniai, taip, tiesmukiškai paėmam ir sakom, jo čia, tai tada vertimų žiūrėkime. Tada jeigu jau nesigilinam tiek į kontekstą, į pačią esmę, jeigu dar žiūrėti, kad Dievo įvaizdžio mes nesuvokiam apskritai, kad Dievas, sako Jonas ir Jėzus, jis yra pati meilė, o ar meilėje yra žudimo. Suprantate, Jėzus sako, medį pažinsite iš vaisių. Blogas medis neduos gerų vaisių. Tai o mirtis ar yra geras vaisius? Visi sakys ne. Bet kai Dievas žudo, čia yra gerai. Bet kai žudo ne Dievas, jau čia yra blogis. Bet šitą galim pamatyti, kad abiejose pusėse, aš tai pastebiu, ortodoksinė pusė pravoslaviška sukilusi su protestantiška Amerikos pusė. Ir ten mane nustebino, kad daugelis, tų tokių gal įžymių vadovų, lyderių, dvasinių, kurie ir laidavo už Trumpą. Tai ten buvo masiniai reiškiniai, masiniai susibūrimai. Jo, ir šiandien ir Lietuvoje yra tie, kurie palaiko, ir aš vis senai tą visą polemiką stebiu. Galbūt man laisviau buvo nesureikšminti ir netriumfuoti, kad čia kažkas tai. Nes tie visi tokie dalykai, kada mes ne vieną kartą tam kalbėjom, ir žinome, ir daugelis krikščionys žino tą raštą vietą, kad iš vaisių, ne? Jis mus įspėja. Tikrinkite, žiūrėkite, kas ateina, kas gali būti, ko negali būti. Bet mes stačiai puolam į raštą, apsiginkluojam visiškai nesusietam rašto vietam, o mesgi pašaukti galbūt šitom, vėlgi žodis tą epochą, tam laikė, kad mums atskirti. Kaip mums būti blaivaus protą atskirti? Jūs turite Kristaus protą, jūs gavote ne baimės dvasią, bet išminties, balanso, ir šiai dienai tas balansas, jisai paskai, ką tai būti yra, nėra to disbalansas, nes girdėjom ir girdisi balsų, kad stabdykime, taikos reikia. Kaip tu galvoji, taikos prašymas, ar čia pacifizmas, ar čia išreikštas krikščioniškas humanizmas, kuris sako, jeigu mes sustabdysime, tada nesilies kraujas. Tai kaip galima dabar, tarkim, iš tų vaisių matant, kas... Pati idėja tai yra graži. Visi nori taikos. Bet dabar tu supranti, kaip yra. Man tokia atėjo vėlgi rašto vieta, kad sako, šitas tamsybių tie valdovai, jie ateina šviesos angelo pavidalu, žinai. Ir Senajam testamente mes matome daug kur šviesos angelas atėjo ir kokius paliepimus ir kokius nurodymus davė. Tai ten nieko bendro neturi su dangiškoju tėvu, kuris yra meilė, kuris aukojo savo sūnų tam, kad išgelbėti žmoniją, nepražudyti, nei vieno, sako. Ir Jėzus pats pasakė, kai aš būsiu pakeltas, aš visus partrauksiu. Kitas žodis ten kitam vertime stiprus buvo, parvilksiu, partemsiu. Ir mes nekalbam jau ten, sako, kad jūs ten jau vieną vietą remitės ar kitu, ir apie Jėzų kaip Dievo sūnų, ir kuris save identifikuoja kaip žmogaus sūnų. Yra 100 vietų, jei nedaugiau, vien Mato Evangelijoje virš 30 vietų Jėzus pats save identifikuoja žmogaus sūnus. Aš atėjau vykdyti tėvo valios, jūsų ir savo tėvo ir Dievo. Čia tokių dalykų daug dar yra. Čia aš kalbu truputį iš to konteksto, kur mes susilaukėme
pastabų, žinai, kad ten, nu, Jėzų irgi taip sudievino, žinai, tai, nu, žodžiu, čia yra kita tema. Bet grįžtant prie tavo temos, supranti, kaip yra, kai tu klausaisi žmogaus, kuris sako vieną, o daro kitą, ir kuris geba žmogų arba tautą, kurią užpuolė, auką, sakykime, pavadinti agresoriumi ir netgi užpuoliku, tai čia tada, supranti, tokį bandai suvokti, kas čia vyksta, iš kurios čia vietos. Ir tai, ką reikia padaryti. Tai, ką reikia padaryti taip, kad reikia tą, kurį muša, reikia dar sužlugdyti, tu nesipriešink, mes tave primušim gerai, o tai sako, tai taikos reikia. Ne, nu tai va reikia, sako, kad šitas, kurį muša, jis turi nesipriešinti. Palauk. Tai tu mane muši, aš turiu atitraukti rankas ir tu muši tol, kol aš tipo nebesipriešinu. Tai gal reikia apeliuoti į tą, kuris muša ir sakyti, klausyk, tu kažką tais netinkamai darai ir ypač šiais laikais, jeigu mes pasižiūrėsime teritorinį vientisumą, visos chartijas ir visos rezoliucijas ir belia ką, bepaims bet kokiais statyminius dalykus, protu nesuvokiama. Ir tokios didžios valstybės vadovas, jisai staiga keičia retoriką ir sako, ne, tas yra blogas. Nu, aš manau, kad tas yra priešas. Mes jį turime tramdyti. Ir mums reikia atstatyti santykius su žudikais. Žudikai yra gerai, mums reikia jiem padėti, dabar ekonomiškai jiem padėti. Ir mums reikia juos apiplėšti. Jie turi dar susimokėti už tai, kad mes jam padėjome, o tas, kuris žudė, plėšė, prievartavo, jisai tipo nieko čia tokio. Jam reikia gražinti, jam reikia nuimti apribojimus, jam reikia padėti. Tu supranti ir žmonės, nu, man tai kartais norisi paklausti, žmonės, kur logika, žinai? O ką jūs žiūrite? Ar dėl to, kad pasakė, kad bus dvilytis? Taip, tai yra gerai. Bet tai nesuteikia pagrindo naikinti kitus žmonės. Tai nesuteikia pagrindo blogį pastatyti kaip gėrį. Va čia ir yra, ateina šviesos angelo pavidalu. Blogis atneša. Kam tarnauja šitas didis vyras? Aš jau keliu daug klausimų. Atnešė daug chaoso. O kas yra chaoso kūrėjas? Sako, Dievas yra ramybės, taikos, darnos, tvarkos karalius. Tai jums atsakymas, kas atneša šitą chaosą ir kam tarnauja šitokie sprendimai. Čia reikia labai pasižiūrėti. Bet kas liūdniausia, kad rinkėjai arba elektoratas šitokių žmonių yra didžioji dalis, kaip tu paminėjai, daug tikinčiųjų. Dėl ko? Nes užsikabino Dievo žodį. Tai reiškia, Dievo vardu, kaip ir viduramžiais, galime eiti žudyti, naikinti, krikščionybę atnešti per kraują, pralėdami kraują, per prievartą. Jo, ir yra, matai, žodžio nesilaikymas, nes čia mes nežinom, su tavim laida jau išeis po 2 savaičių, kokie įvykiai, bet aš manau, bus daug labai įdomių įvykių. Bet vat jau palėtėm tą Trumpo, jo žodį, ne, kad jisai juk neišlaikė žodžio ir kai su žydų belaisviais, kai pareiškė, kad jeigu jūs negražinsite iki 12 valandos, bus tokia rūstybė ir čia vėl visi, nu va čia pažiūrėkit, kaip Trumpas, va čia Dievas su juo. Ir vis tas žodis Dievas su juo. Aš kartais jau, man kartais jau būna net nepatogu, kada, aš girdžiu, kada va tą manipulaciją, va žmogus pasakė, tai čia dabar daug kas pasako. Tas pats ortodoksų vyriausias hierarchas. Jisai laimina atominę bombą, kurią jie nuleido be užtaisų brandulinių. Kad jie turi įgaliojimus nuo Dievo. Tai šiandienai galbūt mes taip geopolitiškai žiūrim, bet va tas įgaliojimas, kada net mes ir bendraujam arba gaunam komentarus, kurie tu žinai, kad buvo naujas mūsų su tavim pavadinimas, mes buvom išvadinti religiniais daunais. Buvo komentaras. Viską, ką mes sakom, tai religiniams daunams. Tai aš galvoju, kad žmogus, kada tokią turi interpretaciją, tada jis negirdi, ką kiti šneka, jisai girdi, ką jisai... Kodėl reikia suprasti ir šitą žmogų, kuris taip įvardyja. Mes nei vieną neįvardyjam tokių, sakykime, mes sakome, apeliuokite į blaivų protą, bet žmogus vertina per savo prizmę, per savo pasaulėžiūrą, per savo suvokimą to ir mes netitinkam galimai to žmogaus tam tikrų supratimų standartų ir, aišku, reikia kitą žeminti, nepagalvoti, įdomiai,
o kodėl jie taip kalba, kas juos įtakoja taip kalbėti, nu, plačiau pasižiūrėti. Bet va čia ir yra tas religinis bezdalas, šitas raugas, kuris eina į teisumą asmeninį. Aš geresnis, aš protingesnis, reikia nuteisti visus kitataučius. Čia ir yra va šitas įstatymas, kuris pareina iš senų laikų, iš Seno testamento, kaip ir prie to pačio apreiškimo knygos, jeigu mes grįžime, padėjo apreiškimo knygą absoliutų seną įstatymą, padėjo į Naujojo testamento pabaigą, jie sako, čia yra Naujasis testamentas, kuriame nėra absoliučiai jokio žodžio apie dovaną, kad dovana iš malonės, tai yra ne dėl darbų, kad kas nesigirtų, o ten yra vėl, ir ten nebelieka, kad Kristuje Jėzuje nebėra nei žydo, nei graiko, nei lietuvio, nei nieko, tai yra naujas kūrinys Kristuje. Ten to nebelieka, atsiranda išskirtinė žydų tauta, 12 giminių, jie vėl teis, geležinė lazda ir atsijos, ir muš, ir trečdalis sunaikins. Apie ką mes kalbam? Žmonės va šitoje vietoje, tie, sakykime, kurie mus bando taip pavadinti, arba netgi ir kitus kitaip mąstančius, jiems patiems reikėtų pagalvoti ir suvesti dvi logikas. Dievas myli, amen. Dievas nekenčia, amen. Tai Dievas myli ar nekenčia? Nu, jis ir toks. Bet sako raštas, iš to pačio šaltinio negali, iš meilės šaltinio negali būti neapykanta ir meilė. Nuskaitykime raštą ir mąstykime blaiviai. O mes nenorime to daryti, nes čia viskas parašyta, absoliučiai Dievo žodis, amen. Ir tu tada vaikštai susidėjai su protu, nu iš tikrųjų šiziko tokia išraiška ir eini gini ir konfrontuoji su visais, kurie nesutinka su tavo nuomonė. Ir tada tu sakai, o Jėzus myli, eikime, darykime prabudimą, reikia prabudimo, supranti, kokio prabudimo? Pats turi žmogus prabusti, atsipeikyti, kokioje visuomenė yra. Gerai, tai jeigu tu toks esi teisuolis, nu tai gerai, tai jeigu tau Dievas liepia, eik, naikink, žudyk, išsitrauk automatą ir pažiūrėsime, kas tavęs laukia šitoj visuomeniai. Bet ten tada buvo normalu. Tai mes vienų dalykų bandom laikytis, aš apie įstatymą tos puoselėtus. Bet vat, kai tu pradedi kalbėti šiuolaikinę kalbą, tai okei, sakau, eik, nepatiko, netinka tau, žudyk, naikink, ten apmėtyti akmenim būdavo, nes automatų nebuvo ginklų. Tai ištrauk automatą, pažiūrėsim, kas tavęs laukia. Nedrįsta. Tai klausimas, dėl ko nedrįsta? Jeigu leistų, turbūt išsitrauktų. Tai apie ką mes kalbam? Tai iš istorinio... Pasivaizduok. Tai jeigu leistų, išsitrauktų, išnaikintų. Į ką aš ir matau šitą radikalumą dabar istorijai, kur krypsta daugelius keletą iš tų šalių, blogio ašių. Jos eina į radikalumą. Nes jie visi durniukai, jūs reikia valdyti ir mes naikinsim tą, naikinsim, kuris nesutinka su to, mes atimsime, mes paimsime. Kas čia dabar yra? Jie gavo tą bonus arba vakanciją iš Dievo. Jie yra paženklinta Dievo tauta. Kokio Dievo? Nu, taip. Nu tai va, klausimas. Tai čia ir yra. Bet čia irgi, va, tu paminėjai, jeigu jau nagrinėti ir dalintis laidoje apie istorinę raidą krikščionybės, apie kurią daugelis netgi neskaito. Nu visi žinote, kad inkvizicija buvo, bet be inkvizicijos tarp denominacijų jau nuo 4 amžiaus buvo tokios kovos. Ir jeigu mes viešai su tavim kalbam, ar kiti, kurie kalba tokiom temom, aplamai visai kitą nuomonę turintis, o galbūt tą visiems priimtiną nuomonę apie Dievą, tai šiandien, ačiū Dievui, kad mus neatranda, neteina ir neišveda ir prie sienos nepastato, nes anksčiau juk už tokias kalbas degindavo ir konfesijos tiesiog kaktomuša, juk jos vienas kitą skersdavo, vat už tokius žodžius, už visai kitokį supratimą. Tarp kitko pasižiūrėti. Bet ką tai turi bendro su Kristaus evangelija ir jo mokymu? Kai jisai sako, jūs girdėjote praeitie, savą mylėk, priešą nekęsk ir žudyk. O aš jums sakau, mylėti priešus, pamaitinti juos. Čia gilūšta bet koks supratimas. Ir tada mes kažkaip irgi labai švelniai bandom tą situaciją nuvilniuoti, ir ieškai tą priešą, tokį priešiuką, žinai, kur dar gali pakęsti. O ką kalbėti apie rimtą priešą? Ką kalbėti, kur mūsų ideologijos ir mūsų pasaulėžiūra absoliučiai skiriasi, satanistas ir krikščionis. Ir mes randame sutarimą, dėl to, kad mes gerbėme jį kaip žmogų pirmiausia, kaip Dievo kūrinį. Atskiriam jo gyvenimą, jo būdą, jo pasirinkimą nuo žmogaus.
O kai tu suplaki tos du dalykus, tu pagal elgesį, pagal pasirinkimą, tu šitai darai. O mes atskiriam ir mes gerbiam. Ir kai žmogus jaučia pagarbą, jisai tau atiduoda pagarbą. O dėl elgesio, Dievas parodys kiekvienam iš mūsų, kur mes einam. Labai paprasta, bet mes padarom tai sudėtinga. Jėzus visiškai kitą mokymą duoda. Ir šiandien, sakykime, dalis ir va tokių, kurie tokius parašo komentarus, aš galvoju, tai, man tai iš tikrųjų atrodo, kad ten yra tamsuma. Ir Paulius sako, kad skaitant dar ir šiandien Senąjį testamentą, šitą tamsumo skraistę, to nežinomumo skraistę, jinai gaubia mūsų supratimą, mūsų širdies akis, mūsų protą. Ir jinai sako, šitas uždangalas arba tas rūkas, jisai sako, nuimamas Kristumi. Ir tas aš labai senai vis atsimindavau tas palyginimas, sako, juk niekas nepila naujo vyno į senus maišus. Tai irgi adresuota tai tautai, tam laikui, kad, sako, jūs jau nebe tas jau sena, jau praėję. Mes jį visiškai kitaip suprasdom. Tam laikė mums buvo visiškai kitoks supratimas. Tai šiandienai galbūt irgi, kada stebim tos ir geopolitinius įvykius, ir mūsų Lietuvoje, ir tai, ką viduje kalba mūsų tautoje, man kartais būna baisu. Bet vienas pliusas, kad šitam laikė, tu pastebėjai, Rolandai, kad tiek ES, tiek Amerika, tiek ir toj pačioj mūsų Lietuvoje, o aš tikiu, kad ir krikščionybėje įvyko toks sudrebinimas. Kada tu matai, kad seną jau nebegalima naudoti, seni dogmatai arba senos kažkokios špargalkos, jos jau nepadeda, tu priverstas ieškoti kažkokios išeities, kažkokių sprendimų. Ir aš manau, kad tas laikas yra geras. Jisai, kaip yra rašto vietoj, sako, aš ateisiu ir sudrebinsiu, ne, ten tą rašto vietą. Tai yra laikas, kada esame atidavę šitą teismų maratoną, vienas kitam atiduodam, nesakau, kad atiduodam Dievui, bet atiduodam ne teisti, ne, o būti, kaip tik bendradarbiais. O tie pavyzdžiai iš tikrųjų, aš niekad negalėjau įsivaizduoti, kad mes galime turėti pakantumą ir kalbėtis su visai skirtingu žmogum. Nors mes dalyvaujam tam sociume ir mes turim įvairių nuomonių, tiek darbų, mūsų profesiniai srity labai skirtingi žmonės, bet ten mes sugebam būti geri, įtikinti arba būti griežti, bet nesusipykti, bet tik tai, kai mes paliečiam Dievą, iš kažkur tai iškyla tas negeras, ta sėkla tokia, jinai pradeda, jeigu iš tikrųjų būtų tas dalgis arba būtų kažkoks laužas, tai jinai supleškintų pusę. Jeigu mes pagalvotume truputį plačiau ir blaiviau, ir jeigu manyje kyla pyktis ant kitaip mąstančio, netgi tos pačios denominacijos tikinčio žmogaus, reikia pagalvoti, kas šitą sėklą nesantaikos susipriešinimo atneša. Iš kur šita mintis atėjo? Ir čia labai paprastas savisaugos mechanizmas. Ir jeigu tu nori pradėti konfrontuoti ir sakyti, ne, tu nusišneki, mano mokslas teisesnis, mano doktrina geresnė, pagalvok, ar tu atitinki Kristaus mokymą, žinai, kuris sako, būkite tie, kurie norite būti didesni, patarnaukite tiems. Jeigu norite rungtyniauti ir puikuotis vienas prieš kitą, tai tik tai meilė. O kaip įgalinti vidinių tų jėgų, kad taip padaryti? Tai reikia suvokti, kas yra tėvas. Kol mes neįsitvirtinsime, kokį tėvą Kristus atvėrė, mums sako, o aš atvėriau jums tėvą, o jis yra meilė. Ir sako, aš jums duodu įsakymą, sako, pasilikite mano meilėje. Kristus sako, kaip aš pasilieku savo dangiškojo tėvo meilėje. Tokiu būdu, sako, jūs gebėsite, atsiras išsiugdys gebėjimas pradėti po truputį mylėti save, mylėti kitus, ir tai bus užkrečiama. Ir šita dangaus karalystė, kas tai nėra vieta, o būsena, teisumas, ramybė, džiaugsmas, gerumas, susivaldymas, malonumas, kantrybė, ta pati meilė, jinai sako, plėsis tokiu būdu, dangaus karalystės principai plėsis.
Bet aš grįšiu prie tavo tos minties, sakykime, kad netrodytume, kad mes ant kažko vieno dabar važiuojame, kad vienas blogas, kitas geras. Aš manau, kad šitie paskutinių dienų įvykiai ir šita geopolitinė situacija, jinai sunki, skaudi, bet jinai tikrai šiek tiek, galima sakyti, ir atnešė naudos per skausmą, žinai. Nu, kaip sako, jeigu trūksta smegenų, ateisi per skausmą, žinai, arba, netrūksta suvokimo, tai padarysi daugiau, kenčia kojos arba rankos, ar ne? Tai čia šitoj vietoj pabudino, pažadino, sakykime, mūsų valstybių, didelių valstybių lyderius ir galbūt galimai visuomenę pažadina, kad, reikia kažkaip tai žiūrėti, reikia budėti, negalime užmigti ant laurų, negalime užmigti, kai iš tiesų šitas niekada nemiega pyktis. Jis ieško, sako, kaip riaumojantis liūtas, ieško ką praryti ir sako, pasipriešinkite vienybę, pasipriešinkite. Tai va šitą vienybę, aš manau, ir mes turėtume, kaip iš tiesų, kaip ir dažnai mes savo laidose raginam brandesnius tikinčiuosius, kad melstųsi tom maldom, kurios iš tiesų statydina, kurios turi prasme, ne duok, padėk, arba ten iš to atimk, ne tokiom įdomiom, kaip aš sakau, vaikiškom prašinėtojo maldom, bet iš tiesų užtarimo maldom, kad Dievas atvertų valstybių lyderiams akis, suteiktų drąsos, priimti tinkamus sprendimus, kad parodytų, kas statydina, kur yra prasmė gyvenimo, kad daug yra prasmingiau kurti ir statyti, negriauti ir naikinti. Ir aš paimsiu vietą Pauliaus iš 1 laiško Timotiejaus ir paskaitysiu tiems, galbūt, kurie norėtų taip melstis. Aš Korano nebecituosiu. Necituosiu, ne, bet visai yra smagu, kaip aš sakiau, visose knygose yra gerų minčių ir žmonės rašo knygas ir tu gali visą knygą perskaityti ir užtenka vienos eilutės, kur tu sakysi, šita knyga nuostabi yra, nes tai būtent eilutė tau. Ir tai yra dovana skaityti knygas ir paimti tai, kas geriausia. Ir Paulius sako, pasimkite tai, kas geriausia. Sako, visą kitą atmeskite. Tai yra laiškas Tesalonikiečiams. Taigi, 2 skyriui 1 laiško Timotiejui, Paulius sako, taigi, Pauliau, jau Timotiejau, jaunasis ganytojau, pastoriau, jaunieji krikščionys, kurie galvojate, kaip čia tą suformuluoti maldą, tai mūsų uždavinys, vienas iš pagrindinių, kurie suprantame maldos prasme, maldos jėgą ir reikšmę, sako, visų pirma, prašau visų pirma, nekęsti, žudyti, kritikuoti, vadinti įvairiais žodžiais brolius ir seseris. Ne, sako, taigi jūsų prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmonės. Įskaitant ir Aleksejų, ir Svetlaną, ir visus kitus, kurie jums trukdo, kurie krenta jums kaip tas žipsnelis, kaip ta šakelė į akis, užkliūva už jūsų akelės rainelę, kuri piktina jūs, sako, už visus, už karalius, tais laikais sakė už karalius, tai reiškia už vadovus, valdininkus. Iš čia toliau sako, bei visus valdininkus, kokiu tikslu, kad tyliai ir ramiai gyventume visokiojopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Kiti vertimai sako, melstis, kad gerai valdytų jie. Tai išmintis, kad Dievas duotų jiem išminties, kad jie būtų atvėrę ausis ir jie išgirstų išminties balsą, išminties priimti tinkamus sprendimus. Tai sako gera, šitokia malda, šitokia nuostata yra gera ir priimtina Dievo mūsų gelbėtojo akise, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. Kas yra tiesa? Mes jau su tavimi esame apsibrėžę. Tiesa tai yra tai, kad Dievas su visa žmonija susitaikė ir nebeįskaito žmonėms jų nuodėmių. Ir sako, eikite, skelbkite šitą žinią ir jūs patys susitaikykite su manimi. Aš su jumis susitaikiau, aš neturiu jums nieko. Aš paaukojau savo sūnų, atidaviau, pakeičiau jūsų prigimtį, dabar jūs turite apie tai išgirsti. Ir šitas susitaikinimas ir naujos prigimties kūrinys turi aktyvuotis jūsų gyvenime. Kai jūs išgirsite, tam reikalingi žmonės, beveik kaip ir mes su tavim, kurie paskelbtų šitą žinią. Nes, dar pabrėšiu, yra vienas Dievas visiems ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, popiežius. Ne.
žmogus Jėzus Kristus, Jo. kuris kad- atidavė save kaip išpirka už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu. Ir kad šitas Rolando perskaitė tą rašto vietą ir šitas palinkėjimas, jisai nebūtų abstraktus, tiesiog siūlau tai, ką išgirdote, jūs susikoncentruokit ir padarykite savo artimui žmogui arba tos aplinkos žmogui, ar tai būtų jūsų darbdavys, o gal tai jūsų viršininkas, ar šeimos narys, ir pabandykite tą maldą ir vat šitą rašto vietą pritaikyti artimajam ratui. Nereikia, nes kartais būna sunku labai apie kažkokius didelius dalykus prašyti, bet būtent savo artimui. Ir pabaigai labai įdomi ištrauka irgi, kada pasirenku įžymių filosofų žodžius, kurie iš tikrųjų labai šią dieną, nūdieną labai gerai skamba. Kuo žmogus sąžingesnis, tuo mažiau jis įtarinėja kitus, esant savanaudiškais ir piktais. Aš linkiu būtent šito, ką parašė įžymus žmogus vardu Ciceronas, ir jisai kaip niekad labai gerai skamba vat šiam laikė. Nereikia nieko įrodinėti, būkite savimi, būkite tai, ką Dievas įdėjo jūsų širdį, ką jis jums suteikė, o talento suteikė visiems, būkite autentiški, būkite nuoširdus tai, ką darote, ir mylėkite aplinką, mylėkite žmonės, nes Taip. kada mes galime pamilti, kada, kaip Rolandas sako, mes pažinome tą dangišką tėvą, būtent ta dalis mumise ir padeda mums įveikti šitos sunkumus, įveikti mūsų galbūt tą burnos nešvarą, mūsų akių nešvarą, mūsų ausų nešvarą, kada mus sutiršia. Ir tada mes tampame va tokie pikti, rašantis, reaguojantis, bet Dievas per Jėzų Kristų visiškai mus išlaisvino iš šitų pančių. Jisai pasakė, būkite laisvi, kaip aš esu laisvas. Tai nedaryti tai, ko mes galbūt geidžiame, bet matydami tą pirmavaizdį Tėvą danguose, jo meilę, o jisai nesikeičia, kaip mes jau minėjome, jisai ir yra meilė. Tai aš manau, va ta substancija mumise šiandien turi drąsiai išsilaisvinti, jinai turi drąsiai veikti mūsų kasdienybėje ir nebijokite būti nuoširdus. Tai va su šito palinkėjimu atsisveikinu, ačiū, kad žiūrite mus, kad komentuojate mus. Ir jeigu yra kažkoks Rolandai pageidavimas temai, jūs galite visada parašyti, jūs galite parašyti savo pageidavimą, ką norėtumėt išgirsti. Būkite laimingi, būkite ten, kur esate, palaiminti. Sudie, brangieji, iki pasimatymo.